Sebastian Liebek, Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. 17 dalis. Vartų sargybinio sapnas. Prie kalno vartų sėdėjo mieguistas sargybinis. Pilies kiemas buvo tuštutėlis, tik vėjas monotoniškai ūžavo tarp uolų. Aha, nusižiovavęs pasirąžė sargybinis, kad taip numėgus. Praeitą naktį taip dantis opėjo, bluosto nesudėjau. Ir nebaigęs paskutinio žodžio užmigo. Vos prisišliejo prie uolos, kaip mat pasigirdo tylus švilpčiojimas. Ir susapnavo lokys keistą sapną. Regėjo, kad baisiai grumėdamas pas jį atėjo lokių karalius ir paklausė: Ar matei tą nedorėlį Ežį Latę? Jis pavogė vandens kiltuvą, įsikišo į kuprinę ir dabar sprunka. Ne, suglumęs papurtė galvą vartų sargybinis. Jei paspruktų, pakabinsiu tave, aukso virve parišęs, už uodegos ant pilies stogo, sumaurojo lokių karalius. Ne, paklaikęs maldavo vartų sargybinis. Paskui sapnavo, kad jį apspito gausybė įsiutusių lokių, žvelgė į bedę akis ir rėkė: Kodėl leidai Ežiui Latei pasprukti pro vartus? Kodėl? Jis buvo taip susigraužęs, kad ir šį kartą nieko kito negalėjo atsakyti. Ne. Tada lokiai prišoko prie jo ir ėmė kulti šonus. Jis rėkė, meldė pasigailėti, išlieję įsiutį, jie pradėjo klausinėti: Kodėl neatkeli vartų karaliui Bantūrui? Jis juk susiruošė į šiaurės girią ežio medžioti. Atkelsiu, tuoj atkelsiu, visiškai pametęs galvą tūpčiojo sargybinis. Tuo metu per pilies kiemą nuskardėjo keistas balsas: Atkelk vartus, lokių karalius vyksta į medžioklę, atkelk vartus. Bėdžių sargybinis atšlijo nuo sienos, šastelėjo ir kaip kulka nėrė prie vartų. Vienu šuoliu prišoko ir visų svorių užgulęs atplėšė vartus. Subraškėjo uolos, pro atlapotus vartus ūžtelėjo vėjo gūsis. Vėjas siūptelėjo sargybiniui tiesiai į veidą. Akimųjų išsibudinęs šis atsitokėjo. Dėl Dievo meilės, ką aš čia dabar darau? Sumurmėjo nesusivokdamas, trindamas akis. Nebuvo čia jokių įpykusių, jam į gaurus kibti besitaikančių lokių. Pilies kieme negyvos dvasios. Ir karaliaus Bantūro nėra. Jis tyso savo menyje giliai įmigęs. Bet iš kur tas keistas balsas? Tas paliepimas: atkelk vartus. Vartų sargybinis nebesusivokė, kas čia vyksta, tad murmėdamas uždarė vartus ir suirzęs vėl klestelėjo prie sienos. Tai bent keistas sapnas, pamanė, ir tuo metu per kalnus nusirito riksmas: Vandens kiltuvas dingo! Visi lokiai pašoko iš miegų ir kad pradės baubti, kilo toks baisus sambrūzdis, kad net apsakyti sunku, visas kalnas drebėjo. O visus balsus stelbė karaliaus Bantūro riksmas: Ežio darbas, tai ežio darbas! Pabaiga.